Sveiki, čia tiesiogiai iš LNK. Tačiau per LNK kanalą, bet visai netrukus mes visą tai transliuosime per TV Centras Studio. Taip, per TV Centras Studio, kurie atrodo gan gražiai. Na tai kągi, LNK kanalu maždaug po minutės persikelsime į TV Centro Studio, jo kanalą. Taigi, dabar prašyčiau visų aplodismentų sulaukusios dainos Opa Gangnam Style, kuri bus TV Centro populiariausioji daina. Kurią atlieka Radži. Pats Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Štai pats vadovas Opa Gangnam Style dainos jau išėjo. Ir dabar su jūsų televizorai prie televizijos ekranų ir čia susirinkę akivaizdoje. Aš pradėsiu kanalo transliaciją per 3 minutės transliaciją. Taigi mūsų kamera ir mūsų operatorius jau žiūri, kas čia dedas, nes jis visai netrukus turės atlikti ypatingą žygį, tai aktyvuoti mūsų kanalą. Tiksliau prodiuserio padėjėjas. Meluoju pats prodiuseris. Taigi, prodiuserė ar pasiruošęs? Taip, visiškai pasiruošęs. Taigi, aktyvuosim po 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, nieko, upo. TV Centro Studio. Sveiki visi, čia tiesiogiai iš TV Centro Studio. TV Centro Studio. Nes jūs dabar matote tiesioginę transliaciją iš TV Centro Studio. Iš TV Centro Studio. Iš TV Centro Studio. Jo. Dabar čia susitiks Inga Valinskienė su mūsų TV Centro Studio, kuri mums padainos ištrauką žvaigždė ištrauką ir dainos galbūt priedai. Taigi, kviečiu ją į studiją. Sveiki, jaučiuosi tikrai labai gerai.
Na ir manau, kad esu pasiruošęs šiai dainai. Sveiki, ačiū labai. Dabar aš manau, kad tikrai esu pasiruošęs šiai dainai. Ir tai yra... Nebijodama likimo, neprašydama leidimo, aš tikiu, žvaigždė mane nuves. Ten, kur teka pieno upės, kur ant medžių laumės supas ir gerumo širdyje užteks. Žvaigždė, likimo tau duota, saugos ir lydės, tikėkis savimi ir ja. Žvaigždė, tau dega danguje ir visą kelią švies, tikėkis savimi ir ja. Žvaigždė. Ačiū labai visiems, kurie žiūrėjo, o dabar dainos galbūt prie dainės. Jei iš tiesų tu myli, sakyk, o jei nedrįsti, daugiau girdėt nenoriu. Galbūt. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Manau, kad man tikrai pavyko šis pasirodymas. Ačiū, sudie. Na, mes grįžtame į studiją ir norime pranešti, kad dabar bus taip. Mūsų studija transliuosis, atspėkit kokiu laiku, ogi nuo 6 valandos ryto iki 22 valandos vakaro. Taigi, ačiū jums visiems labai, kad žiūrėjote tiesioginę atidarymo ceremonijos transliaciją, nes mes dabar turime jums parodyti istoriją, kaip viskas veikia. Taigi, po to grįšime dar trumpam į studiją, o dabar persikelkime į mūsų prodiuserių ir operatorių kabinetą. Čia dirba prodiuseriai. Pažiūrėkim, kaipgi sekasi. Kas mūsų pagrindiniam prodiuseriai. Labai gerai. Tai jo padėjėjai. Matome plušą. Tai yra labai sudėtinga.